Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki gyvi, mėly TV3 žiūrovai. Šiandieną ir vėl IKEA's profesionalūs dizaineriai parodys, kaip sukurti atpalaiduojančią erdvę taip, kad gyvenimo kokybė pagerėtų, kad kaimynai užėję sakytų, va čia tai lygis, kad draugai pamatę sakytų, aš irgi tokio norėčiau. Šiandieną sveikinu su jumis iš IKEA's esančios Kaune ir su nekantrumu pristatau jums net dvi dizainerės. Alantė ir... Labas, Jurgita. Sveikas, Leos. Kaip gyvuojat? Gerai. Kyla klausimas, ne vien tik man, bet ir žiūrėjau, kodėl mes esam trise, tiksliau, kodėl šiandieną du dizaineriai, kas tokio ypatingo? Tiesiog linksmiau, drąsiau, o šiaip IKEA'oje dažnai dirbam komandoje, kad rast geriausius sprendimus. Koks objektas, gerbiamosios, apie ką, kas tokie? Važiuosim pas labai charizmatišką senjorą Liudą, kuriai reikia padėti įrengti jos svetainę. Jinai viena? Ne, su vyru gyvena. Irgi charizmatiško? Taip. Žodžiu taip, mes esam šventoji trejybė, valia, jausmas ir protas ir norime pasidžiaugti. Jie, ta pora charizmatiška, gyvena renesansą, aukso amžių, žodžiu, jokių darbų, skubėjimų, tik mėgaukis gyvenimu. Ir ko trūksta? Tik nuostabios svetainės. Keliaujame pas juos. Keliaujam. Charizmatiška šeiminėlė jau nekantriai laukia IKEA komandos. Prašom. Prašom, užeinam. Sveiki. Labas. Sveiki, aš esu Leonardas, jūs būsit Liuda turbūt. Taip. Miela. Malonu. Vaclovai, o čia vat žavės dvi dizaineris Jurgita ir Alantė. Malonu labai. Taip. Kiek laiko jūs jau čia? Mes 18 metų. 18 metų. Taip. Jūs kartu 18 metų ar čia? Ne. Oi, mes čia 18 metų. Mes kartu geriau neklauskit, kiek metų. Taip, daug. Labai daug. Laimingai? Normaliai. Su vingiais. Taip, bet dabar jau ramu man kažkaip ir dėl jūsų, o dėl šito aš nežinau, man dar neramu, bet jau toj minutėlę. Jūs kuo užsiemat gyvenime? Abu pensijoje mes. Mes abu pensininkai. Tačiau vyras tai vis dar nuolatinai dar dirba, o aš tai mokytoja pagal iškvietimą. Aš mokytoja pagal iškvietimą, o tai reiškia, kai sulaukiu skambutį ir sako, gelbėkit, susirgo, tada pasijaučiu kaip greitoji dirbdama. Gelbėkit, egzaminai ant nosis, visi užimti ir... Susirgo, svarbiausiai susirgo. Aha, susirgo. Tai va taip 9 metai aš vis kaip tik susirgo gelbėkit, taip aš ir važiuoju. Tai jūs gelbėkit matematikę, o jūs ką gelbėt? O aš darželio gelbėtojas. Darželio? Vaikų darželį gelbėtojas. Ūkvedžiai dirba darželį. Supratau, yra pomėgių pas jūs? Oi, mes pomėgių turim ir bendrų, ir skirtingų. Taigi? Vasarą, tai mes čia gal ir mažai ir būnam viduj. Taip. Praktiškai mūsų visos dienos, jeigu lietus nelyja, aišku, tai yra kiemas, vyras nedirbtuvės turi, kai aš sakau, auksarankis, metalo darbai, ir kaimynam, ir savo, ir stovai, ir suoliukai, ir ką iš čia neprigalvoja. O man tai žemė, gėlytės, labai mėgstu gėlės. Arba į mišką važiuojam, arba sezonas grybavimo būna, labai mėgstu irgi. Arba kažkur prie vandens, prie ežerų kažkur nuvažiuojam. Ta prasme, dabar va taip laisviau. O jūs mėgstat gal ar dviračių vairuoti, ar plaukti, ar kelionės kažkokios tais, ar... Tai kelionės taip. Oi, mes žinokit, nebuvo vasaros, kad nebūtumėm prie jūros po nežinau kiek kartų. Labai mėgstama Latvija mūsų, Salkrastė, Rygos paplūdimys, tai Palanga, tai be abejo irgi, tai ir prie ežerų, ir Molėtai, ir Zarasai, ir, vienu žodžiu, mes vasarą, aš pažiūrėjau, neįsivaizduoju vasaros be vandens, be jūros. Turkija, Elanijoje buvom, labai patiko, tiesiog tokių ir nuotykių visokių. Dabar jūsų dėka į Egiptą išvažiuojam, išskrendam rytoj.
kažką aš praleidau, iki dabar kelionės organizuoju. Pasirodo, kad taip. Labai įdomu. Egiptą? Aš ir norėčiau. Tai priverstinė kelionė. Prieš išleidžiant Liudą su Vaclovu į Egiptą būtina išsiaiškinti visus jų poreikius, kad sukurtume tokią svetainę, kurioje būtų gera gyventi. Ką daugiausiai veikiate šitoje erdvėje? Tai šitoje erdvėje mūsų čia pagrindinė poilsio zona. Poilsis tiesiog tai yra televizijos žiūrėjimas, tai relaksas prie židinio įsikūrus rudenį ir žiemą, tai mezgimas, tai svečių priėmimas, nedidelės grupelės, kada būna, tai ir vaikai, ir su kaimynais, ar draugės kokios, tiesiog poilsiaujam. O kas šiuo metu netenkina ar nedžiugina šitoj erdvėj? Ką labiausiai norėtumėt pakeisti? Tos pilkos spalvos, tos rudos spalvos, o mes abudu pavasariniai paukščiai, mums reikia atgimimo, šviesos, saulės, bet aš tiesiog galvoju, permainų, atėjo laikas, kada jau tiesiog akims žiūri ir jau, kažkas negerai, jau purto, jo. Norisi permainų. Norisi jaukių, šviesių spalvų, pastelinio kolorito. Taip. O kokia stilistika maždaug jums patiktų? Ar modernas, ar tradicinis labiau? Gal ką žinau. Aš žinokit, labai jūs gerbiu. A jūs parinkit pačios, jūs nuostabios. Daugiau laisvės? Jums laisvės tikrai. Gerai. Kaip jums atrodo, kas čia tikrai suteiktų mums tokios, ramybės tokios, tai jau jūsų nuožiūrai. Nėra perdėm didelės apkrovos daiktų, pavyzdžiui, pas jūs nėra. Taip lakoniškai, minimalistiškai veikia. Žinokit, ką žinau, per daug, tai mes jau stengiamės atsikratyti. Tai kad per daug, tai nepasakyčiau. Tai žodžiu, kadangi daug erdvių. Stalas gal reikalingas fotelis bus. Juokauju, spintos reikalingas. Čia spintų tai tikrai nereikia, čia spintų nereikia mums. Pasidėjimo tai reikia ir be abejo, ir knygų kažkiek pasidėti. Ar mėgstu skaityti? Aišku, kad mėgstu paskaityti. Tai va, ir stalo reikia. Ir kažkokio prigulimo. Vyras mėgsta prigulės televizorių žiūrėti, tai kad ir nugriūti, ne tik kad fotelį, pavyzdžiui, pasėdėti, bet kad ir įsitiesti galėtų. Taip, ir vienu metu patogiai ir židinį, ir televizorių stebėti. Taip, jo. Ir šviesa. Ir šviesa. Mažokai šviesos, ne? Lai tiesa ir šviesa mūsų žingsnius telydi. Aš manau, kad tikrai nenusivilsim, labai pasitikim ir jau kaip jūs suplanuosit, kaip jūs padarysit ir busim dėkingi jums labai. Trumpai tariant, jūs norėt pasakyti, jūsų namai, mūsų namai. Taip, tikrai. Taip, savivaliaukim, kurkim, džiaukimės. Taip, raktus atiduosim. Šeimininkai tikrai nepasigailėtų. Taip. Jums gero kelio, o jums gražios reklaminės pertraukėlės. Ir tikimės namuose, grįžę namus rasim. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Centriukas, dizaino fėjos, mielosios, namų idėja su IKEA, mes pasiryžę, kad žmonėms būtų gera gyventi, taip, Liuda ir... Vacys. Va, šiuo metu įskridę, ilsi savo gytę, jiems ir taip gerai, ir šiaip gerai. Iki pilnos laimės trūksta tik tais esminės namų vietos išpuošimo ir jaukumo suteikimo, tai yra svetainės. Čia yra Liudos ir Vacio svetainė, kurią jie norėtų pašviesinti, pagyvinti, atnaujinti, kad jiems būtų jaukiau ten gyventi. O su kuo jiems asocijuojasi jaukumas? Kiek girdėjau iš Liudos, tai labai norisi šviesos, šviesių baldų, galbūt balti, smėliniai. Tai jiems manau, kad tai asocijuojasi su jaukumu. Ką jie dažniausiai veikia svetainėje? Šiaip dažniausiai jie
valgo, žiūri televizorių, leidžia laisvalaikį su šeima. Su anūkais. Su anūkais ir šiaip labai daug laiko praleidžia supratau svetainėje, bet ne vasaros metu. Židinį kūrena. Židinį kūrena, taip, labai Židinys svarbi. labai įdomus Labai svarbi objektas. šio kambario dalis yra židinys. Labai dėmesį traukiantis objektas, Taip. bet tai vis dėlto šeimos židinys. Šviesu ir jauku, uždavinys aiškus. Kokių idėjų turi mūsų dizainerės? Kadangi čia yra židinys, planuojam TV zoną vis tiek dėti šitoj zonoj, kad galėtų stebėti vienu metu ir židinį jaukiai, ir TV. Sėdimą dalis galvojam komponuoti priešais televizorių. Šviesos, kadangi mažai, tai nusprendėm šitą kampą išnaudoti su apšvietimu ir susidėjimu. Minėjai, kad jie ir valgo svetainėje. Taip, jie mėgsta valgyti prie televizoriaus. O kas nemėgsta? O kas nemėgsta, taip. Tai sugalvom tokį sprendimą, kad galėtų būti staliukas ir kėdės. Ir jie galėtų vienu metu ar valgyti, ar užsimti kažkokiais rankdarbiais, Liuda mėgsta megzti. Ir tuo pačiu metu stebėti televizorių. Kambarį išskirstėme į zonas, o dabar eikime prie konkrečių sprendimų. Na, tai reikia išsirinkti tarp didžiųjų baldų. Tai mąstėm apie Baksalен sofą. Ji tokia labai ir tradicinė, bet kartu ir ne per daug. Balta, šviesi. Ką manot? Nepraktiška. O jeigu anūkai pradės ten pyragais svaidytis, ten, nežinau, limonadais taškytis, ar atsiplaus? Nors Liudai ir patinka balta spalva, bet gal paieškokim. Tada turim dar vieną variantą Home Soon. Tai tikrai labai toks tradicinis variantas su daug pagalbių. Ir daug žalumos, daug baltos spalvos. Manau, kad galbūt neatitinka spalviniai variantai šios sofos. Kitas variantas Hiltar. Irgi tradicinio stiliaus ir labai gražus atspalvis mėlynės spalvos. Ar šios sofos su žvalkalais skalbiami? Taip, galima juos visus nuimti ir išsiskalbti ir bus kaip nauja. Manau, kad apsistojam ties Hiltar sofa. Manau, kad tikrai jų erdvei tiks. Toliau iš didžiųjų baldų mąstom, kur susidėti jiems daiktus svetainėje. Tai vienas iš variantų yra Billy, knygų lentyna ir galbūt pusiau uždara, pusiau atvira, galbūt su stiklu. Ir labai gerai tai, kad tu galėsi ją suprojektuoti kampu ir išnaudoti tą kampą. Taip pat mąstėm apie fotelių variantus. Buvom pasirinkusios galbūt Persball. Yra netgi 3 spalvos variantai. Taip pat variantas buvo fotelio Baksalен, kuris tiktų su Baksalен sofa. Tačiau šis fotelis labai didelis ir jis skaitosi kaip 1,5 dydžio. Ir dar vienas variantas fotelio Strandmon. Jis labai tokio jaukaus tradicinio stiliaus ir taip pat yra labai daug variantų užvalkalų. Man šis fotelis net asmeniškai labai patinka, tai manau prie jo ir pasilikėm, tik tais galbūt ne geltono, o kitą audinį parinksim. Tas spalvinį variantą. Smėlinį, baltą, su juodu. Baldus išsirinkome, o dabar išdėliokime juos kambario plane. Pagrindinė zona yra be abejo televizoriaus žiūrėjimo, tai sofa. Už sofos yra valgymo arba darbo zona. Ir taip pat ta kampinė knygų lentyna su pašvietimo. Ir kartu kampelis atskiram atsisėdimui su foteliu ir taip pat spintelė su veidrodžiu ir pašvietimu. Čia jauku skaityti, prisėsti, arbatos išgerti, židinį žiūrėti. Aš tvirtinu, man patinka šitas sprendimas. Čia aš už visus. Taip, manau, mes irgi turim, taip. Belieka tik tais skelbiu pradžią. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Pirmyn. Ai, kaip gerai! Žodžiu, ką be pasakytų, aš jumis didžiuojuosi. Mūsų komanda didžiuojamės, mes jėga einu pas. Liuda, Vacy, jūs čia? Taip. Užeikit, mėlieji.
Va taip, pagyvenam, žinokit. Vaci, Liuda. Super. Nesislėpkit už delno, nesislėpkit. Eikit sau. Aš tuoj nugriūsiu. Žinokit, neturiu žodžių, kol kas neturiu žodžių, aš taip noriu jūs apkabinti, galim? Galima. Pradžiai jas, aš tik tais tas, kuris, kaip atsistoviu, palaikau emociškai, o jos yra... Jūs nuostabios. Pažiūrė, Olia, čia dar pažiūrėk, nesimatė. Buvo tuščias kampas, dabar matai, kai viskas. Šitą pusę Liuda, žiūrėk. Ir aš ir televizorių matau, ir galiu megzti, ir galiu skaityti. Labai. Ne, žinokit, aš apšalus. Tai pirmiausia, norim papasakoti, ką mes čia padarėme. Tai, sakyčiau, pirmas įspūdis buvo, kad didelė svetainė ir kad norėtųsi ją truputį suzonuoti, nes buvo tik sofa ir žiūrėjimas į televizorių. Tai suzonavome tokias, galima sakyti, 3 skirtingas vietas. Tai yra sofos vieta, fotelio vieta, kampelis, mezgimui, knygos skaitimai ir darbo stalas arba norėtumėt pavalgyti, žiūrėdami televizorių. Tai čia dar pasiūlėm labai smagų staliuką, kur galit ir valgyti, ir savo pamokas ruoštis pamokom, ir prisėsti, ir megzti. Yra stalčiukas ir labai gražus sprendimas gavosi su Bili, kur jūs galit susidėti smulkmenas, knygas. Leo gali... Bilis čia yra dizainas, vadinasi taip, šitą spintą. Bet jūs jį galite taip ir vadinti. Bili, ką čia turi? Ne? O Bili, Jėzus, koks tu talpus, Bili? Taip pat, kai atvažiavom čia pirmą kartą, pastebėjom, kad truputį tamsoka, dėl to norėjom sudaryti daugiau šviesos šaltinių. Dėl to yra keletą nuotaiką kuriančių šviestuvų, taip pat prie sofos galima skaityti. Ir dar Bilis turi savo apšvietimą, kuris irgi sudaro bendrą nuotaiką. Ir galėtum paduoti pultelį, o su šiuo pulteliu galėsite valdyti, pavyzdžiui, tiesiog išjungti, jeigu jums nereikia, arba stiprumą reguliuoti. O gerai. Jeigu ir šitas apšvietimas jums prie šito stalo bus netinkamas, tai žiūrėkit, kokią gervę turit. Va čia pasistatot, pasikreipėt ir išvis. Nu ką čia tai? Visada jaukumo suteikia namams tekstilė. Todėl pasiūlėm jums natūralaus džiuto kilimą, kuris suteikia jaukumo šiai patalpai. Užvalkalai sofos yra lengvai prižiūrimi, skalbiami, nuimami, todėl galėsi drąsiai naudotis, nebijodami juos plauti, skalbti, netgi esant reikalui pasikeisti į kitą audinį. Pagalvėlė suteikia jaukumo, dekutis jaukiai aplinkai taip pat suteikia. Aš sakau, aš tai sėdžiu, aš dar be žado. Aš negaliu atsigrožėti, aš neįsivaizdavau, kad mano kambarys gali taip atrodyti. Taip pat noriu paminėti, kad pakabinam šitoj nišytei veidrodį, kuris taip pat pradidina erdvę, o visa kita yra dekoras, kuris iš tikrųjų visą bendrą vaizdą sukuria. Tai yra paveikslėliai ant sienos, nuotraukos iš jūsų gyvenimo, taip pat augalų stovas ir žvakės. Žvakės visą laiką suteikia daug jaukumo ir pas jūs ant židinio kaip tik žvakės. Labai. Jo, žinokit, tas veidrodis štai čia taip atsistoji nuo savo darbastalio ar pietų stalo eini ir tave užkabina šitas veidrodis, šitas grožis, oho, kaip seniai save mačiau, nori prieiti ir, oho, tai bent aristokratas, ką? Arba pamatai, ant kiek susenai. Nu, baigit, vaci, žinokit, jūs šitoje aplinkoje, maža to, kai mes jūs sutikom,
kai mes jūs sutikom, jūs tiek vilčių, padėkit, gelbėkit, mes taip mylim šitos namus, bet vat, šitas pagrindinis kambarys, kur praleidžiam pusę metų ir vat taip bats atvažiuoja mes, savaitėlę laikų, ai, kaip gera vat šeimoje. Tikrai. Man tai jau tik kaip perina šitą gerumo, meilės ir džiaugsmo, o tokia energija. Gera komanda, žinok, pas mus. Labai. Bet mums didžiulė dovana, čia jau taip nuoširdžiai ir visą laiką aš nuoširdžiai, didžiulė dovana, kad jūs vertinat, kad jūs džiaugiatės ir kad mylit tai, kas kuriama jums. Aš negaliu atsigrožėti, žinokit. Tai kviesite draugus, kad jums padėtų atsigrožėti. Šiandien iš karto. Taip, kad padėtų dar daugiau išnagrinėti. Vat, ir visą tai mus veda į priekį. Vat veda į gražų savaitgalį, į nuostabę kitą savaitę ir tą laukiamą penktadienį 17:55 per TV3. Nu taip. Super. Patogi sofa ir fotelis labai pravers, jaukiai leidžiant laiką prie televizoriaus ar židinio. O erdvę už sofos taip pat galima išnaudoti, pavyzdžiui, įrengiant stalą darbui arba valgymui. Svetainės forma leido stalą pastatyti už sofos atlošo. Jį naudoti galima kaip darbo kampelį, kaip valgomojo stalą ar kaip papildomą vietą svečiams. Naudokite kabamuosius šviestuvus kaip bendrąjį apšvietimą, grindinius skaitimui, stalinius darbo zonai, ryškesnę šviesą skleidžiančius taškinius šviestuvus lentynoms. Svetainėje ypač aktualu turėti atskiras susėdimo erdves, kad visas dėmesys neatitektų tik televizoriui. Šioje svetainėje išskirti 3 traukos taškai. Sofa televizoriaus žiūrėjimui, fotelis skaitimui ir mezgimui, bei stalas darbui ir valgymui. Atvirose lentynose turėkite įvairių dydžių dekoratyvių dėžučių smulkiems daiktams. Jos papuoš interjerą ir bus lengviau palaikyti tvarką. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.